Aš įsivaizduoju, man koks, pavyzdžiui, 12 metų. Šalmo nereik, nes tėvai sakė, nereik to šalmo, lėtai pradžių važiuoja, sakau, gerai, tėti, bėgiai įsimetė, braukšti, pakyli, pies. Pusiau automatis yra taip, kad čia nėra sankabėlės, kaip matot. Įsimetėt, nėra sankabės. Tiesiog, va, vaiks 1, 2, 3, 4, brum, 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 0 vėl. Tai ką reikia daryti, pavyzdžiui, ką mesti pavarą? Atleisti, reiktų gazą vaiką išmokyti ir tada permės bėgį. Bet galite be to daryti, tiesiog, kad važiuosit, pasikeisit ant sankabas visas tas. Tai kiek colių ratai čia? 12-10. Kokiam ūgiui čia tiktų? Manau, tau tiktų. Nuo kokio 1,30 m. Dabar kas yra čia gražiausia? Pažiūrėk, parą. Kai iš Dakaro tos sendurkiai. Turi moto valandas. Ir čia jau įmontuotas. Ežiukas, tokie, pažiūrėk koks. Esmė yra kempinės, kodėl naudoji. Filtrų, oilą. Tai esmė paima tokį. Susipurškėt ir sakysit, kam čia purkšt, šlapingi tada labiau atkinė. Šits yra, kad mažiau drėgmės ir dulkių trauktų. Baigė iškart, man rūmai, va, tylo ram. Šiaip tokį, jeigu pirksit krosinį, pasakykit, kad norim tokio puškaliuko nuo Dovydo ir gausit dovanų. Šitokį krosinį motociklą galite rasti tik pas mus mankas.lt. Pas jokius konkurentus nerasit.